Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonė Žemės ūkio valdų modernizavimas antros veiklos srities, kuri remia žemės ūkio produktų gamybą ir paslaugas, paramos lėšų poreikis šiemet beveik keturgubai viršijo metams numatytą biudžetą. Šią paramą pasinaudojo ir Prienų žemės ūkio bendrovė Nemunas, įsigijusi žemės ūkio technikos. Tikslinis yra investavimas, jeigu tu neinvestuosi tų pinigų, tai šiais metais tą gautą paramą, tai įsigijom traktorių Nevgolandą, tai 70, 60 ir vartomą plūgą 100. Šiemet paraiškos paramai žemės ūkio modernizavimo projektams įgyvendinti buvo vertinamos pagal nustatytus pirmumo kriterijus. Mat prašomos paramos suma viršijo skirtąją. Pagal antrąją veiklos sritį pateikta per 3000 paraiškų. Jomis prašoma daugiau nei 635 milijonų litų paramos. Pagal priemonės antrąją veiklos sritį paraiškos pirmiausia buvo grupuojamos pagal prioritetinius sektorius ir subsektorius nustatytus priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Gyvulininkystės sektoriuje remiama mėsinė galvijininkystė, iš kitų gyvulininkystės šakų paukštininkystė. Augalininkystės sektoriuje remiama linininkystė ir sėklininkystė, sodininkystė, uogininkystė ir daržininkystė, rapsų auginimas. Iš kitų augalininkystės šakų cukrinių runkelių auginimas, paslaugų žemės ūkiui teikimas. Metams skirtoji paramos suma buvo paskirstyta sektoriams ir subsektoriams. Paraiškos konkuruojančios dėl paramos lėšų subsektorių viduje buvo reitinguojamos pagal nustatytus pirmumo kriterijus. Priemonės antrai veiklos sričiai yra numatyti 9 pirmumo kriterijai, kurie taisyklėse yra išdėstyti mažėjančios svarbos tvarka. Pirmasis kriterijus - tai pareiškėjas iki šiol nėra gavęs ES investicinės paramos. Antrasis kriterijus - žemės ūkio valda sudaro iki 150 hektarų žemės ūkio naudmenų. Trečiasis kriterijus - pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas. Toliau pirmenybę teikiame projektams, kurių įgyvendinimui prašoma mažesnio paramos intensyvumo, jeigu diegiamos inovacijos ir taip toliau. Paraiškos buvo nusekliai vertintos pagal visus pirmumo kriterijus ir tai buvo sudaryta projektų prioritetinė eilė. Ir paraiškos, kurios tenkina daugiau ir didesnės svarbos pirmumo kriterijų, atsidūrė sąrašo priekyje. Investicinį projektą paramos gavėjas pradeda įgyvendinti savo lėšomis, o vėliau pateikęs mokėjimo prašymą susigrąžina dalį patirtų išlaidų. Specialistai atkreipia dėmesį, kad paramos gavėjams privalu laikyti sutartise numatytų mokėjimo prašymų pateikimo terminų. Svarbu pažymėti, kad prašymą atidėti mokėjimo prašymų pateikimo terminus šiemet bus vertinami griežčiau ir norėtume atkreipti dėmesį, kad paramos gavėjai mokėjimo prašymus gali pateikti anksčiau nustatyto termino. Tai yra naudinga ir pačiam paramos gavėjui, kadangi taip jis greičiau sulauks paramos lėšų. O paramos gavėjai, kurie vėluoja pateikti mokėjimo prašymus, stabdo paramos administravimo procesą ir taip rezervuota paramos suma negali pasinaudoti kiti pareiškėjai. Nesilaikantiems mokėjimo prašymo pateikimo grafiko taikomas sankcijos. Už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma mažinama 0,5%, o daugiau negu 60 dienų vėluojantis mokėjimo prašymai visai nepriimami. Mokėjimo prašymus laiku pateikę Prienų rajono ūkininkai džiaugiasi gautą paramą ir pripažįsta, kad be jos neišsiverstų. Tikrai padeda, kadangi be jos mes tikrai neišsiverstum, nes kiek metų pastoju, kadangi yra bendrovė, tai pastoju sudarome balansą ir visą kitą ir žiūrim, kaip šiaip būtų visa veikla nuostolinga, bet tik tai su tiesioginėm išmokom ir šitom paramom dar įsiverčiame galim išgyventi. Pagal kaimo plėtros programų 2007-2013 metų priemonė Žemės ūkio valdų modernizavimas nuo programinio laikotarpio pradžios pareiškėjams išmokėta jau daugiau nei 1 milijardas litų ES ir valstybės biudžeto paramos lėšų.